Geriausia verslo reklama iš lūpų į lūpas arba dar kitaip pagal rekomendacijas. Tai yra didžiausia nesąmonė, kurią aš esu girdėjęs. Dirbu marketingo srityje daugiau nei 10 metų, dabar pateiksiu 10 argumentų, kodėl tai yra didžiausia nesąmonė. Šis reklamos tipas yra visiškai nevaldomas, nes neegzistuoja tokio mygtuko, kurį paspaudus jūs galėtumėt padidinti 10, 20 arba 30% klientų rekomendacijų skaičius tuo laikotarpiu, kurio jums reikia. Ši reklama yra visiškai nekontroliuojama, nes vieną mėnesį jūs galite gauti 20 rekomendacijų, o kitą mėnesį 2 rekomendacijas. Ši reklama yra velniškai lėta ir jeigu jūs esate tik savo verslo pradžioje, kurį planuojate reklamuoti, tai tų rekomendacijų lauksite labai ilgai. Ne rekomendacijos iš lūpų į lūpas sukuria jums reklamą, o reklama ir jūsų proaktyvi pozicija iš ankstinė, kuri buvo, sukuria vėliau šias rekomendacijas. Nes pradžioje jūs buvote proaktyvus, jūs kažkur patalpinot informaciją, skelbimą apie savo verslą. Tokiu būdu žmonės sužinojo, ar tai skelbimų lentoje, ar tai kažkokioj tai mokamoje reklamai ir panašiai. Taigi pradžioje visgi buvo reklama žmonėms, kurie apie jūs nieko dar nežinojo. Tarkime, gavote 5 rekomendacijas per mėnesį. O kas, jeigu buvo ambicingas tikslas gauti 20 arba 30 rekomendacijų? Kaip jūs tam darysite įtaką? Skambinsite žmonėms, kurie jūs rekomendavo ir bandysite juos įtikinti, kad jie būtinai parekomenduotų dar didesniam skaičiui žmonių? Ši reklama įprastai veikia efektyviai tik vienoje aplinkoje, vienoje vietoje, vienoje geolokacijoje. O kas, jeigu jūs norite daryti plėtrą į kitą miestą, į kitą šalį, kitomis kalbomis, kitose rinkose? Kas tuomet? Kas jūs rekomenduos tose šalyse, rinkose ir miestuose? Kažkodėl visi mėgsta kalbėti tik apie teigiamą šio reklamos tipo poveikį. Tai yra apie teigiamas, pozityvias rekomendacijas. Bet kažkodėl žmonės nemėgsta kalbėti, koks būna poveikis ir kiek jisai būna stiprus, kai bent keli žmonės pradeda neigiamai apie jūs atsiliepti. Tai yra neigiamos rekomendacijos. Tad šis būdas veikia 2 kryptimis, kaip pozityvia, taip ir negatyvia. Tai iškreipta statistika. Matai, mes įprastai girdime ir matome tik sėkmės istorijas. Tai yra išgyvenusių verslų informacija ir istorijos. Bet 99% verslų, kurie bankrutavo, nes turėjo tik vieną kliento pritraukimo būdą pagal rekomendacijas, jų tiesiog jau nebėra. Jie nevaikšto ir nepasakoja apie savo nesėkmės istorijas. Todėl, nežinodami jų duomenų ir informacijos, mums atrodo, kad svarbiausias, efektyviausias kanalas buvo pas tos verslus, kurie išgyveno. Iš lūpų į lūpas arba reklama pagal rekomendacijas. Šis reklamos tipas yra puikus būdas verslo pradžioje ir jis tinka freelanceriams, amatininkams, bet jeigu verslas turi ambicingų tikslų, tai yra ribojantis faktorius ir niekada nebus įmanoma sukurti tokio verslo ir tokios verslo sistemos arba garsesnio prekės ženklo, tokio pavyzdžiui kaip šis, su vienu reklamos ir kliento pritraukimo būdu. Tai yra neįmanoma. Ir desertas, priežastis numeris 10. Žinok, ši istorija su reklama pagal rekomendacijas, su reklama iš lūpų į lūpas visada pasibaigia 2 scenarijais. Pirmas scenarijus. Kreipiasi verslas į marketingo specialistus ir sako, oi, reklama iš lūpų į lūpas ir pagal rekomendacijas staiga nustojo veikti kaip anksčiau ir tenka pajunginėti kitus kanalus, kitus pritraukimo sprendimus, kitus skaitmeninių marketingo sprendimų, Meta, Facebook reklamą, Google reklamą ir kitus populiarius kanalus, pritraukimo būdus ir reklamos formatus, be kurių šiais laikais ambicingam verslui neįmanoma išgyventi ir daryti plėtrą. Arba antras scenarius. Atsitinka toks dalykas kaip ambicijos. Anksčiau ir vėliau bet kuris verslus žmogus prieina tą tašką, jeigu jis turi ambicijų, kad jisai sako marketingo specialistams, dėja, man rekomendacijų jau nebeužtenka, aš noriu iš amatininko tapti verslinko arba mūsų įmonė nori daryti plėtrą. Ir tuomet jau neišvengiamai tenka kreiptis į marketingo specialistus ir kartu su jais tą plėtrą įgyvendinti. Ir nepatikėsi, sutapimas. Mes kaip tik ir esam štai tie marketingo specialistai, kurios reikia kreiptis šiame etape. Bet jeigu tai tavo pirmoji patirtis,
tau reikia susipažinti su atliktais darbų pavyzdžiais, su klientų rezultatais. Ir visą tai tu galėjai padaryti mūsų oficialėje web svetainėje menkoff.com ir mes su tavim pabendrausim. Ir be abejo, jeigu nori toliau klausytis tai tokių istorijų apie marketingą pakeliui, pažingsniui, tuomet būtinai pasek šią paskyrą. Iki susitikimo kitose videosuose.